Labadiena. 9 dalis. Šiandien papasakosiu apie du savo keistus draugus. Vieną vadino didelis, большой, kitą lietuvis. Vienas iš jų buvo katinas, o kitas mišrus kažkoks tai vilkšunis. Большой buvo vilkšunis, lietuvis buvo ryžas katinas. Kur aš juos radau? Kai mes susiradom savo naują KSP, mūsų nedideliam kaimelėje KSP, tai vadavietė tokia maža, kur aš leidau labai daug laiko. Mes įsirengėm kaimo pakrašty, miesteliam. Ten buvo apysveikis vienas namas, kažkiek tai dar namų sveikų, bet gyventojų nebuvo jau nieko. Ir pirmą dieną pas mus į kiemą, kai mes ten įsikėlėme į podvalą garažo rūsį tokį, gana stiprų, į kiemą atbėgo ryžas katinas. Jaunas kažkur tai iki metų. Palakstė išbėgo. Mes apsigyvenom, aišku, valgyti reikia. Gaminamės maistą, mums dar atveždavo. Po poros valandų atsirado šuo. Dar po poros valandų atsirado dar krūva katinų. Buvo daug mažiukų, katė su mažais kačiukais. Nemėgstu aš tų katinų, bet taip išėjo, kad aš juos 2 kartus į dieną maitindavau visą šitą bandą. Atnešdavau jiem dešrelių. Maisto pas mus buvo pavaliai. Ir tie katinai visi pas mus maitinosi. Ir šuo. Mes jų pas save į bunkerį neleidome. Jie gyveno kieme. Šuo buvo sužeistas, kontūzytas. Jam iš ausies bėgo kraujas pastoviai. Atvažiavo mūsų paramedikė. Jinai civiliniam gyvenime yra veterinarijos gydytoja. Pagydė biškį tą šunį, bet pasakė, kad ilgai nepratemps. Nes jį reikia operuoti, čia sąlygų nėra. Tai auginau aš tą šunį ir tą katiną. Ką pasakoti apie šunį? Apie šunį pasakoti nėra ką daug. Jisai sąžiningai bandė loti ant svetimų, kuriuos jisai įsivaizdavo, kad girdi, bet girdėtis nieko negirdėjo. Man taip atrodo, ir su osle pasibuvo nelabai jau. Gaila, bet aš nemoku į YouTube įdėti nuotraukų, tai tas nuotraukas priseksiu savo Facebook'e, prie kurio įdedu šitą įrašą. O su ryžu neturėjo jis vardo lietuvis, buvo ryžas, bet vieną naktį, žengiau paryčiais, buvo gana nemenkas mūsų kaimelio apšaudymas. Ir kai aš ryte išėjau maitinti savo šitos bandos gyvūnų, atnešiau maistą, nei vieno žvėries nebuvo. Šuo pasislėpė sandėliuke nedideliam, vos aš jį iš ten iškrapščiau, daviau pavalgyti, bet jisai iš ten ir neėjo, liko ten sėdėti. Apėjau visą kaimą, apžiūrėjau, kas pas mus atsitiko. Apdaužė dar keletą namų, sudaužė porą mūsų įrangos vienetų radio ryšio, bet mes greit viską atstatėm. O katinų nėra, nei vieno. Buvo pasidarę liūdna. Per visą dieną nebuvo katinų. Maistas padėtas, jie nevalgo. Kaip visada vidury dienos atlėkė Kedras, atvežė maistą. Jis šį kartą buvo su kita mašina, ne su mūsų ciklopu. Greitai apsisuko ir išlėkė. Į vakarą atsirado katė, bet kačiukų nebuvo.
Im pavalgė, bet žiūriu, dešrelės gabalą įsikabino ir išsinešė. Aha, vadinasi, kažkam nunešė maisto. Vakare, taip daugiau neatsirado. Ant ryto buvo, naktis praėjo labai ramiai, tylu, iš viso ne vieno šūvio. Dažnai tokių naktų būdavo tada, čia 22 metai. Pas mus buvo ne gana, o tiesiog ramiai pozicija iš tikrųjų tam laikui. Savo mes jau buvom atkentėję. Ir ką jūs galvojate, ryte visi katinai, visa banda katinų atsirado vėl. Bet ryžo nėra. Pasidarė gaila, liūdna. Labai geras katinas, su manim draugavo. Kažkiek panašus į katę, kuri pas mane namie gyveno, tokios pačios spalvos. Mano pamaina baigėsi. Anksti ryte aš važiavau į mūsų bazę pagrindinę. Atvažiuoju ir man visi sako, klausyk, katinas tavo čia kažkaip atsirado. Aš sakau, būt negali, 19 km iš proto išėjo. Sako, ne, jis tikrai čia yra. Ir man pradeda sakyti, Litovins ten kažką tai. Aš sakau, kodėl Litovins? Tai tavo katinas. Nusijuokiau, ateinu, žiūriu, tikrai katinas mano, guliant šiaudų krūvos, mane pamatę, prišoko, miauksi, užlipo beveik ant šalmo. Apsidžiaugė, žiūriu, klausiu, kaip jis atsirado, kas jį atvežė. Jis negalėjo atbėgti 19 km, jis užvakar buvo pas mane. Sako, mašina, kedras, kai grįžo, sako, mes žiūrim po atsarginio rato, kažkas iššoko, katinas kažkoks nulėkė. Kedras sako, čia pikto katinas, jis jį ten maitina. Tai taip tas kačiukas pradėjo gyventi pas mus PPD mūsų kaime. Ir jis ten gyveno beveik metus. Aš išvažiavau į Lietuvą, katinas dar gyveno. Paskui jį pasiėmė vietiniai gyventojai. Ir iš principo tai buvo labai geras dalykas. Nes kare taip atsitinka, kad šunys ir katės ateina pas kareivius, kurie užeina į kažkokias gyvenvietės, nes dažniausiai, kad ten gyventojų nebėra. Katinai dar kažkaip išgyvena, šunys ne. Šunys dažniausiai miršta. Jie nesugeba susirasti maisto. Katinai kai kurie irgi miršta. Bet tokie laukinukai, kiemo katinai, jie išgyvena. Bet kai tik atsiranda žmonės, jie iškart bėga pas žmonės. Kokiuose daliniuose aš tik nesu buvęs, visur buvo katės, visur. Visur buvo kažkokie šuniukai. Mes stengiamės su šunim nedraugauti, nes tu išvažiuodamas iš vieno dalinio į kitą vietą negali pasiimti šuns, nėra vietos, nežinai, kur tu važiuoji, kaip tu važiuoji. O katinai jie nevažiuodavo, jie pasilikdavo, jiem namas yra, išvažiuoja vienas dalinys, atvažiuoja kitas. Visi su katinais ir su gyvūnais, visais šunim elgėsi padoriai, gražiai. Mano vadas, jisai nelabai mėgo katinų, kaip ir aš galbūt. Ir tiesiog akivaizdžiai visiems rodydavo, kad jisai pykdavo, kai visur po kabinetus, štabe, kieme laksto katės. Bet vieną dieną aš netyčia nesibelgdamas įsiveržiau pas jį į kabinetą, man kažko reikėjo. Ir pamačiau, kaip pas jį ant kelio sėdė katė, kurią mes jau net neatsimenu, kaip ją vadino, toks pilkas katinas. Ir jis ją glosto. Pamatęs mane, jis ją taip, sako, braiz, ko čia atėjai, aš nusijuokiau. Sakau, nevarinėk tu to katinas, nesakyk nieko. Sakau, nesakysiu, žinoma, nesakysiu. Bet visi žinojo, kad jeigu katinas vaikšto po 3 aukštą, vadinasi, ir jo ten niekas nemaitina, tai kažkas jį vis tiek maitinas. Vadinasi, vadas jį ir maitina po biškį. Tai va tiek apie savo katinus. Didelis galų gale mirė. O Bružas Litovcas, jis dar ilgai buvo Ukrainai, mūsų tam miestelėje. Aš tikiuosi, kad jisai gyvas ir sveikas gyvena tam kaime, iš kurio mes jau seniai išėjom. Ir jam viskas gerai. Šiandien tiek.
Jeigu kas nors norite žiūrėti toliau, parašykite. Nes iš tikrųjų man ganėtinai sunku kalbėti pačiam su savim. Ir dar, kitas įrašas bus ne apie karą, o apie Lietuvą, tai kas vyksta čia, kas man pradėjo labai smarkiai skaudėti. Aš apie tai kalbėjau per televiziją, bet per televiziją reikėjo būti politkorektišku, kai ko nesakyti. Čia aš pasakysiu viską. Viską, ką aš galvoju. Iki.